Dešimtys tūkstančių pėdų virš ramiojo vandenyno, dvi dantytos juodos figūros skrodžia šaltą nakties orą, vos įžiūrimos vidurnakčio danguje. Tai yra F-117 Nighthawk, naujausi ir pažangiausi JAV kariuomenės atakos lėktuvai, ir jie vykdo savo pirmąją kovinę misiją. Nighthawk lieka nepastebėti, kai dideliu greičiu artėja prie Rio Hato karinio oro uosto. Centrinėje Panamoje, tai yra Panamos gynybos pajėgų 6 ir 7 šaulių kuopų bazė. Čia sudaro vieni iš ištikimiausių ir geriausiai apmokytų karių visoje šalyje. Yra 1989 m. gruodžio 20 ir tai yra operacijos pateisinama priežastis pradžia, misija, kuri buvo ruošiama daugiau nei metus. O F-117 pilotams buvo paskirta užduotis, tokia pat konkreti ir tiksli kaip ir jų pačių lėktuvų konstrukcijos. Jiems nebuvo liepta nužudyti PDF karius, o tik gerokai juos išgąsdinti. Ir jie turi tam puikiai tinkančius įrankius, nes kiekvienas orlaivis yra ginkluotas itin tikslę 2000 svarų BLU-109 skvarbiąją bombą. Susigigužę savo aukštųjų technologijų kabinose, pilotai stebi infraraudonųjų spindulių ekranus, kai jų taikiniai pasirodo akiratyje. Ne pačios kareivinės, kuriuose įsikūrė PDF kariai, o dvi atviros pievos tiesiai už jų ribų. Planas paprastas – numesti bombas į laukus taip arti, kad nesukeltų didelių aukų. Tačiau tai sukels sprogimo bangą, pakankamai stiprią, kad apsvaigintų ir apkurstų karius, palikdama juos visiškai dezorientuotus. Nuo to momento JAV kariai lengvai įsiverš ir perims situacijos kontrolę, sumažindami kraujo praliejimą iki minimumo. Tačiau pilotams artėjant prie taikinio, jie supranta, kad kažkas ne taip. Netikėtai stiprūs vėjai išvilpia per teritoriją ir pilotai turi vos kelias sekundės pakoreguoti savo skrydžio trajektorijas, kad bandytų kompensuoti. Pagrindinis Nighthawk pasuka į kairę ir numeta savo krovinį vos už 60 jardų nuo kareivinių, kurios iš pradžių turėjo būti kito orlaivio taikinys. Antrasis pilotas, supratęs, kad planas žlugo, taip pat pasuka į kairę ir numeta savo bombą dar toliau, maždaug už 300 jardų nuo taikinio, kuris iš pradžių buvo priskirtas pirmajam pilotui. Bombos sprogsta, į orą šauna ugnies ir žemių stulpas, smūgio banga sklinda į išorę. Tačiau vietoj to, kad 6 ir 7 kuopas užmigdytų, poveikis yra priešingas. JVK tik suteikė PDF rimčiausią perspėjimą, kokį jie kada nors gaus. Kareivinėse nustebę, bet budrūs kariai griebėsi savo šautuvų, kai pirmieji Amerikos kariai ruošiasi pulti. Invazija oficialiai prasidėjo, o taikinys buvo žmogus, kurį Vašingtonas anksčiau turėjo savo algalapyje – generolas Manuelis Antonijus Noriega. Noriega daugiau nei 2 dešimtmečius buvo CŽV agentas ir atliko tiek informatoriaus, tiek žvalgybos tarpininko vaidmenis. Jis sekė komunistų veikėjus ir kairiųjų judėjimus, teikė žvalgybinę informaciją, taip pat padėjo vykdyti amerikiečių operacijas visame regione. Tačiau iki 9-ojo dešimtmečio pabaigos viskas pasikeitė. Agentas tapo nevaldomas. Tapęs faktinių Panamos valdovų, 1983 metais lėtai, bet užtikrintai Noriega pavertė savo šalį narkokleptokratiją, susidraugaudama su narkotikų kontrabandos karteliais, tokiais kaip Kolumbijos Medeljino kartelis. Jis priėmė kyšius ir net dalį jų neteisėto pelno. Iš esmės, jis pavertė Panamos kanalą kokaino ir kitų narkotikų tranzito keliu. Žmogus, kuriuo Vašingtonas kadaise pasitikėjo, tapo diktatoriumi, panaikino demokratinius rinkimus ir paleido vadinamuosius orumo batalionus prieš savo paties tautą, žiauriai slopindamas jų teisę protestuoti prieš jį. O 1989 m. gruodžio 15 d. jis oficialiai paskelbė karo padėtį tarp Panamos ir JAV. Vašingtonui reikėjo, kad Noriega dingtų. Tačiau tam reikėjo išspręsti atrodytų neįmanomą strateginę problemą, nes Panama nėra tiesiog bet koks mūšio laukas. Tai siaura ir nepaprastai svarbi žemės juosta, kurioje taip pat gyvena didžiulis skaičius Amerikos piliečių. Tiksliai 35 000. Tūkstančiai JAV kariškių ir jų artimųjų yra išsibarstę po visą šalies kanalo zoną, dažnai vos už kelių metrų nuo artimiausių PDF kareivinių. Generolas Maxwellas Turmanas, pietų vadovybės vadas ir žmogus atsakingas už operacijos teisingą priežastis planavimą, supranta, kaip greitai ši situacija gali virsti galbūt didžiausia įkaitų krize Amerikos istorijoje. Jei vienas dienybės faktos pradėtų lėtą, įprastą karinių pajėgų telkimą, Noriega tai pastebėtų ir vienu įsakymu jis galėtų paversti kiekvieną viešbutį, mokyklą ir kanalo patikros punktą tvirtovę. Paėmęs įkaitais tūkstančius ar net 10 000 amerikiečių vyrų, moterų ir vaikų, naudodamas juos kaip civilius skydus, kad priverstų JAV atsitraukti, Turmanas negali leisti, kad tai įvyktų. Įprasta invazija nėra pasirinkimas, ji turi būti greita ir netikėta. Vienas galingas smūgis, kuriuo Amerika smogia Panamai taip stipriai ir greitai, kad PDF faktiškai pašalinama iš lygties.
Prieš tai, kai Noriega spėja duoti bent vieną įsakymą turėdamas savo tikslą, Turmanas pradeda dėlioti savo planą. 1989 m. gruodžio 16. Tai naktis po to, kai Noriega paskelbė karą. Maždaug 21:00 val. 4 Amerikos karininkai vyksta vakarieniauti į Marriott Caesar Park viešbutį Panamos miesto centre. Vyrai yra be ginklų ir važiuoja privačiu automobiliu. Prie kelio užtvaros šalia PDF būstinės Panamos miesto El Chirilo rajone. Amerikiečių automobilių įsakoma sustoti. Įtūžusi civilių minia apsupa automobilį ir Amerikos karininkai pradeda bijoti dėl savo gyvybių. Įtampa auga ir kyla pykčio protrukiai. Amerikos karininkai bando pabėgti, o Panamos gynybos pajėgų kariai atidaro ugnį. Vienas šūvis pataiko į transporto priemonės galą ir sužeidžia jūrų pėstininkų pirmąjį leitenantą Robertą Pazą į nugarą. Automobilį vairavęs jūrų pėstininkų kapitonas taip pat buvo pašautas į koją. Amerikiečiams bėgant, jie skubiai nuveža Pazą į Gorgaso karo ligoninę, kur jam konstatuojama mirtis. Per chaosą Jelote Tevensi karinio jūrų laivyno SEAL karys ir jo žmona, tapę išpolio liudininkais, yra nutempiami ir sumušami PDF karių. Panama žengia pirmąjį žingsnį ir Vašingtonui tai negali likti nenubausta. Prezidentas George'as H. Bushas duoda įsakymą. Panamos invazijos planas, operacija Teisinga priežastis, bus įvykdyta ir tai nebus tokia invazija, kokią pasaulis yra matęs anksčiau. JAV pajėgos nesikoncentruos į puolimus fronto linijoje ar laipsnišką pajėgų telkimą. Visa operacija sukurta remiantis vienalaitiškumo koncepcija, daugybiniai išpoliai iš įvairių pusių, visi vykstantys tuo pačiu metu. Gruodžio 20 dieną, 01:00 val. H valanda, nustatyti 27 taikiniai. Tarp jų yra oro uostai, PDF bazės, ryšių centrai ir tvirtovės. JAV žino, kad turi kur kas stipresnės karinės galimybės nei Panama, tačiau ši misija yra ne tik jėgos, bet ir greičio klausimas. Pajėgos turės smogti daugeliui svarbiausių centrų visoje šalyje be jokio delsimo, atimant PDF galimybę bet kaip reaguoti. JAV mobilizuoja didžiulės jungtinės pajėgas, įskaitant kariuomenės, karinio jūrų laivyno, jūrų pėstininkų, oro pajėgų ir pakrančio apsaugos personalą. Elitiniai, Delta Force ir jūrų ruonių padaliniai vadovaus operacijai. Juos rems tokios sausumos pajėgos kaip 75-asis Rangerių pulkas ir 5-oji pėstininkų divizija. Tai milžiniškas sinchronizuotas smūgis. Jei bus praleista bent viena išsilaipinimo zona arba reidas bus pavėluotas, PDF turės laiko susikoordinuoti, o civilių aukų skaičius smarkiai išaugs. Ši misija, galbūt sudėtingiausia oro desanto operacija nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, negali sau leisti nesėkmės. 1989 m. gruodžio 20:00:45 liko 15 minučių iki H valandos. Pagrindinė operacija tuoj prasidės, tačiau prieš prasidedant operacijai Just Cause turi būti įvykdyta kita, mažesnė, bet nepaprastai svarbi misija – operacija Acid Gambit. Tai galbūt pats jautriausias viso invazijos plano etapas ir nuo jo priklauso amerikiečio gyvybė. Jo vardas – Kurtas Muzas. Jis yra CŽV bendradarbis, vadovavęs pogrindiniam judėjimui Laisvės balsas, kurio tikslas buvo nuversti Noriegą. Naudodamas propagandą ir slaptus radio transliavimus, Muzė tikėjosi pasėti sukilimo prieš Panamos diktatorių sėklas, tačiau jo pastangos buvo sužlugdytos. 1989 metais, kai jį surado ir suėmė valdžios institucijos. Jis praleido 9 mėnesius liūdnai pagarsėjusiame Karcel modelo kalėjime. Ten, mažame kameroje, sėdi Muzė ir pagal žvalgybos ataskaitas pats Noriega išdavė mirties bausmės įsakymą amerikiečiui, kuris įsigalios, jei kas nors nutiks diktatoriui. Vos tik bus pastebėtas bet koks JAV invazijos ar atakos ženklas, Muzė bus įvykdyta mirties bausmė. Momentinis ir žiaurus atsakas net už menkiausią karinio veiksmo užuominą prieš Panamą. Tačiau JAV neketina leisti, kad tai įvyktų. Taigi, likus kelioms minutėms iki H valandos, 4 Little Bird sraigtasparniai pakyla į orą ir pakimba virš Panamos miesto stogų. Sraigtasparniuose yra Delta Force kariai, vieni geriausiai apmokytų kariškių pasaulyje. Jie išlaipinami ne gatvėje, o tiesiai ant kalėjimo stogo, kur sprogmenimis išlaužia stogo duris. Tada leidžiasi laiptais žemyn link musės kameros. Ten sargybinis buvo paskirtas užduotį nužudyti musę, jei būtų bandoma jį išgelbėti. Jį pašalina Delta būrio narys dar prieš jam spėjant pasiekti savo ginklą. Komanda įsiveržia, šaudydama į kameros durų spyną, tačiau ji nesulūžta. Tada jie panaudoja nedidelį sprogmenį durims išlaužti. Jie paduoda Musei neperšaunamą liemenę, balistinį šalmą ir akinius. Po to palydi jį ant stogo ir įsodina į vieną iš Little Bird sraigtasparnių. Lieka tik evakuotis ir grįžti į bazę, tačiau tada ištinka nelaimė.
PDF kariai šioje teritorijoje dabar visiškai supranta, kas vyksta. Ir jie neketina leisti JAV pajėgoms tiesiog pradingti naktį. Šaudydamos iš visko, nuo sunkiųjų kulkosvaidžių iki granatsvaidžių, PDF pajėgos paleidžia pragarą ant amerikiečių. Sraigtasparnis, kuriuo gabenamas Mijusas, yra pataikytas. Jis pradeda sviruoti, praranda aukštį ir staiga ima baisiai leistis žemyn į gatvę. Apačioje jis trenkėsi į žemę Ir atsitrenkia į netoliese esantį pastatą. Daugelis sraigtasparnyje buvusių Delta būrio karių yra sužeisti. Tačiau jie kvėpuoja, tempia musę iš nuolaužų, skuba per prastai apšviestus skersgatvius ir slepiasi kur tik gali, įrengdami paskutinės gynybos perimetrą ir signalizuodami netoliese esančiam ginkluotam sraigtasparniui, naudodami infraraudonųjų spindurėlį. PDF priešo pajėgos artėja prie jų pozicijos, šaudmenys baigėsi. Atrodo, kad liko tik kelios minutės, kol ši maža amerikiečių grupė bus sunaikinta. Perimetras beveik griūva, kai 5-osios Osos pėstininkų divizijos M113 šarvuotas transporteris pralaužia Panamos barikadas ir išvalo skersgatvį šaudydamas iš 50 kalibro kulkosvaidžio. Norint išgelbėti Muse ir Delta komandą, mirties jungiklis nesuveikė, o Noriega tuoj pajus visą Jungtinių valstijų kariuomenės jėgą. Jei jums patinka toks karinis detalumas, paspauskite patinka ir prenumeruokite kanalą. Šiuo metu tai geriausias būdas, kaip galime ir toliau pateikti jums šias tikras karinės analizės. Tačiau dabar prasidėjo visiška Panamos invazija. Visoje šalyje elitinės Amerikos kariuomenės komandos perima savo taikinius, siekdamos įvairių tikslų, įskaitant PDF pajėgų neutralizavimą ir šalies ryšių tinklų sutrikdymą. Tačiau yra vienas tikslas, galbūt net svarbesnis už visus kitus. Vienas taikinys, kuris svarbiausias iš visų – pats Noriega. Jam negalima leisti pabėgti, todėl 48 žmonių jūrų ruonių komanda juda link pakrantės, kad tai užtikrintų. Jų taikinys – Punta Pašte oro uostas, pakrantės oro uostas Panamos mieste, kuriame stovi Noriegos privatus lėktuvas, 1980 metų Learjet 35. JAV žino, kad nepaisant savo kieto vaikino įvaizdžio, Noriega neliks ilgai, kai tik pasigirs pirmieji šūviai. Tačiau jei ruoniai išjungia lėktuvą, tai negali įvykti. Tai skamba kaip paprasta misija, tačiau ją gerokai apsunkino didesnės operacijos apribojimai. JAV vadai nenori tiesiog subombarduoti ar sunaikinti oro uosto, jie nori jį išlaikyti nepažeistą, kad galėtų naudoti ateityje. Tai reiškia, kad karinis jūrų laivynas negali tiesiog pasiųsti AC-130 Spectre lėktuvo ar atlikti didelio masto teritorijos sunaikinimo. Todėl ruoniai gauna įsakymą naudoti tik minimalų jėgos kiekį, kad išjungtų orlaivius. Jie turi įsiveržti, padaryti reaktyviniam lėktuvui tiek žalos, kad šis negalėtų pakilti, pavyzdžiui, peršaudami padangas ar perkirpdami valdymo laidus ir kuo greičiau bei tyliau pasišalinti. Priartėję prie aerodromo iš vandens pusės, ruoniai slapta išsliūkina ant tako krašto. Tai gerai apšviestas oro uostas, aplinkui pilnas stipriai ginkluotų PDF sargybinių, pasiruošusių akimirksniu atidengti ugnį. Atviroje vietoje atsidūrę ruoniai puikiai matomi ryškių tako šviesų fone. Panamos gynėjai šaudo iš visiškai tamsių angarų priedangos, įkalindami amerikiečius mirtinoje žudymo zonoje. Daugelis ruonių yra pašauti, minimalios jėgos reikalavimas nebetenka prasmės. Dabar leidžiama viskas ir vienas iš ruonių paleidžia AT-4 prieštankinę raketą į Noriegos lėktuvą, užtikrindamas, kad šis neturėtų jokios galimybės pakilti nuo žemės. Įvykdę savo užduotį, ruoniai išlaiko teritoriją pakankamai ilgai, kol atvyksta pastiprinimas. Lėktuvas sunaikintas, tačiau kaina buvo didelė. 4 ruoniai žuvo, dar 8 buvo sunkiai sužeisti. Kol mažesni elitiniai daliniai užsiėmė savo operacijomis, pagrindinės pajėgos tiesioginė prasme nusileidžia Panamoje, tokiose vietose kaip Rio Hato ir Toreos Tocumen tarptautinis oro uostas. Tūkstančiai parašiutininkų iš tokių dalinių kaip 75-asis Rangerių pulkas ir 82-oji OJI oro desanto divizija atlieka vieną didžiausių kovinių šuolių nuo 1940-ųjų. Nusileisdami už priešo linijų ir tiesiai į invazijos karštąją zoną. Jei jie per ilgai liks ore, parašiutininkai taps lengvų taikiniu, juos lengvai šaudys PDF pajėgos ant žemės. Kad to išvengtų, C-130 lėktuvai gabenantys JAV karius skrenda neįtikėtinai žemai, vos 500 pėdų nuo žemės. Tokioje aukštyje parašiutininkams iššokus iš lėktuvų jie ore išbūna vos 12 sekundžių, kol pasiekia žemę. Vaizdas chaotiškas. Transporto lėktuvai skrenda virš Panamos stogų, o dešimtys parašiutininkų iššoka į orą, kovodami su stipriais vėjais, siautėjančiais virš Centrinės Amerikos kraštovaizdžio. Ne visi nusileidžia lengvai. Kai kurie dideliu greičiu trenkiasi į pakilimo takus, medžius ar net aplinkinės pelkės. Kiti nusileisdami pameta savo įrangą, kuprines ar radio stoteles, o kai kurie netgi nusileidžia tiesiai ant PDF pozicijų. Jiems tenka skubiai gintis, desperatiškai bandant išlikti gyviems, kai priešo kulkos lekia jų link. Nepaisant lūžusių kaulų, prarastos įrangos ir išsibarščiusių būrių, parašiutininkai sugebėjo išlikti ramūs. Jie puikiai pasinaudojo savo įgūdžiais ir patirtimi, paversdami sąlygas savo pranašumu.
Kol PDF kariai pasikliauja prožektoriais ir šūvių blyksniais, kad apšviestų tamsą ir trumpam pamatytų savo priešus, amerikiečiai turi naujausių technologijų pranašumą. Desantininkai aprūpinti naktinio matymo akiniais, kurie apšviečia ankstyvų valandų tamsą. Mažos rangerių grupės tamsoje suranda vieną kitą, kai kurios netgi sudaro naujus laikinus būrius. Prieš judėdami toliau, jie kartu išvalo priešo pozicijas ir pasiekia savo tikslus. PDF, daugiausia sukarinta policijos pajėga, neturi pakankamo pasirengimo ar apmokymo susidoroti su tokia kovinė situacija ir greitai yra užklupta netikėtai. Rio Hato rangerių batalionai per mažiau nei valandą perima oro uosto kontrolę, nors F-117 Nighthawk lėktuvams nepavyksta sėkmingai nustebinti gynėjų šiame rajone. Saulei pradėjus tekėti, geriausios Noriegos pajėgos jau būna sunaikintos, suimtos arba pabėgusios. Masinio įkaitų košmaro, kurio bijojo generolas Termanas, taip ir neįvyko. Amerikiečių puolimo greitis yra toks didžiulis, kad dauguma priešo pajėgų nespėja sureaguoti ar net gauti savo įsakymų. Kai kurie žūsta arba yra sužeisti, tačiau daugelis tiesiog padeda ginklus ir pasiduoda. Simultaniškumo strategija pasiteisino, o PDF daugiau nebėra. Tačiau pagrindinis tikslas dar neįvykdytas. Noriega vis dar nesugautas, net ir be savo lėktuvo. Per tą ankstyvųjų susirėmimų chaosą ir skerdynės jis sugeba pasprukti, išgyvena pirmuosius bombardavimus ir dingsta Panamos miesto gatvėse. Kitomis dienomis JAV organizuoja nacionalinę paiešką. Už Noriegos galvą paskiriamas $1 milijono atlygis, tačiau dienos bėga ir apie jo buvimo vietą nėra jokių žinių. Tačiau likus nedaug laiko iki 1989 metų kalėdų, Noriega vėl pasirodo. Jis prašo prieglobsčio apaštališkojoje nunciatūroje, Vatikano ambasadoje Panamos mieste. Taip jis sukuria diplomatinę aklavietę. JAV negali šturmuoti ambasados ir sukelti tarptautinį pasipiktinimą, bet taip pat negali leisti Noriegai tiesiog ten sėdėti ir planuoti savo kito žingsnio. Susidūrusi su dilema, JAV kariuomenė sugalvoja išties unikalų sprendimą, kurio niekas nebūtų galėjęs nuspėti. Psichologinių operacijų arba psichologinio poveikio PSYOPS komanda nusprendžia apsupti visą ambasadą milžinišką garsiakalbių sieną ir pradėti akustinį bombardavimą Noriegos slėptuvėje. Jie leidžia roko ir sunkiojo metalo muziką, įskaitant Van Halen Panama ir Judas Priest You've Got Another Thing Coming 24 valandas per parą. Tai yra ginkluotas pojūčių perkrovimas, skirtas sukelti visišką psichologinį išsekimą ir miego trūkumą. Lėtai, bet užtikrintai, garso sienos taktika pradeda veikti. Bet kas gali išgyventi klausydamasis šiek tiek garsios muzikos kelias valandas? Bet kai ji grojama be perstojo, diena po dienos, naktis po nakties, ausis veriančių garsumu, neleidžiant tau nei miegoti, nei netgi aiškiai mąstyti, tai tampa viena iš veiksmingiausių nežiaurių kankinimo formų. Jis ištveria daugiau nei savaitę, bet galiausiai Noriega nebeištveria. 1990 m. sausio 3 dieną jis išeina iš ambasados, pavargęs ir palūžęs, ir pasiduoda valdžios atstovams. Jis nedelsiant ekstraduojamas į Miami, kur jam pateikiami kaltinimai dėl prekybos narkotikais ir reketavimo. Operacija teisinga priežastis baigta. Vos per kelias savaitės UNAVTF kariuomenė nuvertė diktatorių ir sunaikino sukarintą grupuotę. Ji taip pat įrodė visiškai naujos doktrinos veiksmingumą, tokios, kuri remiasi ne lėtomis ir laipsniškomis praeities taktikomis, o greičiu ir slapumu. Prasukime laiką į priekį. Praėjo 37 metai, taikiniu tapo nebe Atskalūnas diktatorius, besislepiantis džiunglėse, o Irano aukščiausiasis lyderis. Spustelėkite vaizdo įrašą savo ekrane dabar ir sužinokite, kaip JAV įvykdė sudėtingiausią 21 amžiaus vadovybės neutralizavimo smūgį. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame mūšio lauke.